Sveiki, su jumis ir vėl CJ. Šiandien su greitu marketo update'u pakalbėsime, kodėl aš nusprendžiau, kad čia bus kažkuria vieta iš šito high shortinimo zoną ir kas mane privertė priimti tą sprendimą. Tai gerai, tai pradėkime. Realiai turėjome visai nice pirmą impulse move down, tai turėjome 1-2, internal 1-2, 3, 4, 5 su highest volume, kas užtikrino mum. Jo, realiai šitą vietą buvo nuo move down pradžios didžiausias volumas, šičia neskaičiuoju, tiesiog trečiam wave, šitą tiesiog galima sakyti, kad wave one topas, bet iš esmės jo šitą vietą buvo highest volume, turėjome 1, 2, 3, 4, 5, trečiam wave, išeina skaičiuoti 5 wave'us, ok. Dabar apie šitą vietą, šičia buvo šiek tiek įdomi vieta. Kodėl? Nes turėjome teoriškai 1, 2, 3, kaip ir korekcija turėjo būti baigta, paėmėm 4 wave high, bet mes pamatėm, kad tiesiog, kad būtų patvirtintas impulsas, nereikia čia irgi šito vietoj turėti impulsinį move down, ko realiai neišėjo suskaičiuoti, čia buvo labai korektiškai, atrodo, tai bet kokiu atveju turėjome šiek tiek papušinti, bent jau minimaliai paimti šitą high, tai šiuo atveju turėjome ABC flat variantų, ABC ir galimai dabar turime trečią wave, tai tiesiog turėkite, čia tiesiog greitas explanation, kodėl aš priėmiau sprendimą šitą vietą pašortinti, kaip žinote, su dviejose pozicijose Ethereum ir Bitcoinų šortuose, tai jo, apie Ethereum irgi pakalbėsime, kodėl nusprendžiau pašortinti šį. Greitai pasistengsime iš esmės, pirmas dalykas buvo šitas localusis move up, yra du variantai, arba tai yra leading arba ending diagonal, arba tai yra ABC, WXY kitaip sakant, arba tai yra multi 1-2, tai yra 1-2, 1-2, ir čia turėtų būti man koks 3 dabar tipo, bet tai jeigu pradėsim čia viską overlapping, pradėsim kryžmiau, tai gausis taip, kad galimai čia bus WXY korekcija, ir kalbant ant dar didesnių time frame'ų, tai turėjome praeito range'o, makro didelio range'o value area high, kas yra labai key resistance, ir turėjome dabartinio range'o, praeito range'o šito turėjome value area low, tai automatiškai ir dar daily naked point of control, tai automatiškai buvo labai stiprus resistance, kaip matom, entry triggeris buvo kaip failed auction, realiai keletą kartų, vieną kartą man išstopino, po to reentrinau ir nugarmėjom į apačią. Jo, tai pirmą TP pahitinau. Kodėl aš taip sakau, jums sakiau pasimti pirmą tik profitą, nes šitoj vietoj mes turėjome point of value area high, value area high su 618, nuo current low, nuo impulso low, 4-5, bet čia irgi ganėtinai impulsiškai atrodo, tiesą sakant, nemeluosiu. Jeigu skaičiuot nuo šitos vietos, kad ir nuo šitos, bet čia nuo čia nesiskaičiuoja, nes čia 3 waves, žodžiu, skaičiuojasi tik tais nuo šito low 1, 2, 3, 4, 5, tai įmanomas dar variantas gauti kažkokią korekciją ir į dar vieną dumpą į apačią, bet žiūrėsim, koks tas dumpas bus. Žodžiu, apie Ethereumą dar pakalbėsim, kol esam žemiau value area, tai highest probability vis tiek yra pasiekti 3030, Kodėl, nes tiesiog auction market theory, tiesiog, jo, kalbant apie Bitcoiną, kokie yra local, matau tik vieną galimai local setupą, į kurį galimai neįlysiu, nes reiks nuvaryti pas daktarus biškių užkimės ir panašiai, sveikatą pasičekint. Tai jo, tai vienas iš local setupų, sakyčiau, būtų, jeigu paimtume, aš dar noriu Anchored View apnesimest, nes štai vakar kažko, jo. Tai būtų local SFP swing failure patternas, nuo lows. Galim tiesiog paimti tokį boom. Boom. Baltai pažymim, kad jasna būtų. Žodžiu, į daily levelį, kuris yra 89 206 $. Anchored View up su daily, tai jo, tai entry setupas atrodytų galimai
kažkaip taip, ane, bum, pareindžinom čia kažką, bum, ane, gaunam vieną dipą, ane, ir tada rekleiminę šitą vietą, paskutinį low, aktyvuojasi tradas, ane, ta prasme, tai jo, tai irgi, kaip čia norim pasakyti, nesakyčiau, kad mes čia nuo jo galim mauti iki šiam 96,5, ne, bet vis tiek turim turėti tą omeny, ne, nes čia daug kartų jau testinam to value area, ne, ta prasme, tai jisai, kuo daugiau testin, to silpniau, nu, ta prasme, tuo silpnesnis levelis yra, jo, ir patestinė. Manau, trečias kartas ir nemeluos ir galim pradėti pumpinti, ne, nu, prapumpinti šitą vietą tiesiai į mūsų labai stiprų key levelį, na, tai būtų 96,5 iš esmės, nu, bet aš čia biškai žemiau pasižymėsiu, žodžiu, kas ten, jeigu prisimint, kas ten 96,5, tai turime point of control, macro range'o, didelio range'o ir anchored VWAP ir one-to-one, ne, tai fib extensioną paimant nuo, man atrodo, visi žino, čia aš jau kartuojas šitą setupą milijoną kartų, ne, low, high, low, one-to-one, ne, su anchored VWAP point of control. Tai jo, tai turėkit tą omeny, kad įmanoma irgi, sakyčiau, tipo, paėmus šitą local setupą nukeliauti iki tos vietos. Nesakau, kad tai bus highest probability, bet yra probabilities. Gerai, kalbant apie kitas longinimo zonas, tai tikrai bus mano tai profito viena iš vietų, tikrai bus apie 87 300 ir galimai aš čia kažkur ieškosiu atsidaryti hedginį longą, ne, nu, jeigu pamatysim tam tikrus ženklus, kuriuos mes norim pamatyti, ne, tai šitą low, jeigu, jo, tai jo, tai būtų swing failure patternas, arba ne tik, ta prasme, turime tokią kaip zoną iki 8,5 žodžiu, aš tai pasakyčiau, ne, 8,5,5 give or take. Jo, tai taip pat čia didelė zona yra iš esmės of interest, tai realiai galima tiesiog sakyti, čia būtų pirma zona, nes swing failure patternas šitų lows, ir jeigu pamatom trepintų šortų, nu, žodžiu, visi žinot, manau, didžiumą žinot, kas yra swing failure patternas ir kokių reikia ženklų ieškoti, kad jis būtų patvirtintas. Ir jo, ir kita zona būtų galimai čia, ne, šitą zoną. Value area low iki šitų daily naked sponsor control. Pasižiūrim dar su fibu. Biški, bum. Jo, tai irgi ganėtinai nice matchina nuo absoliutaus swing low. Tai fibos būtų iš esmės fibo leveliai 8,5, 907, 9, 8,5, 400 šiame. Nu, tai realiai tai va yra 4 zonos, kurios būtų vertos mano dėmesio, nes čia toksai interday medium, ne, tradas, ne, neaišku, ta prasme, kaip čia mes su juo išsirutuliosim. Kitas shortas, į kurį tik žiūrėčiau, tai būtų tik tais nuo galimai 96 000. Nu, ir jeigu spėsiu grįžti, ne, ir apžvelgsim local Elliott wave countą, ne, po kam čia gali pasibaigti, šiek tiek scenarijų turiu, bet jie dar nėra pabaigti iki galo. Tai testuotai, jo, tai kol kas raninam Ethereum poziciją 58% profito, Bitcoin 100%, overall apie 1K pliuso. Tai jo, per one night, tai jo. Bet iš esmės, jo, jeigu tarkim feilinam mane, nelaikom čia, tai tada žiūrim čia. Jeigu čia nelaikom mane ir toliau einam į apačią, tai tada čia biržo, jeigu iš esmės vis tiek mes nepamirštam didesnio time frame'o Elliott wave count'o, ne, kuris yra vis dar valid, ne, WXY didesnį time frame'ų. Čia dabar time fibų, karočią, primėčiau. Kaip atsimenat, sakiau, kad šita vieta, ne, yra bus key, ne, ta prasme, fib time'o atžvilgių pagal, kaip čia tą lietuvišką žodį,
žodžiu, pagal ilgį, ane, ta prasme, šitas move up su šitu move down ir šitas move up lyginant su šitu move up, ane, tai pagal proporcijas žiūrint, tai kaip ir valid, ane, tai nepamirškim to, kad jeigu pradėsim dumpinti, ane, tai tiesiog pradėsim dumpinti, ane, tai šitas low tikrai turėtų pabėgti, sakyčiau, ane, tai 74 000 minimum, ane, tai kas pasiėmėt vakar shortus, tai labai agresyviai jų neužsidarinėkit, tiesiog bandykit geriau, siūlyčiau paimti kažkokius hedge longus, ane, tiesiog vien tuo pačiu metu atsidaryti longus ir shortus. Jo, tai bet esmė yra tame, kad long shortai yra nuo viršaus, longai bus nuo pačios, ne, ir kuri pozicija, kuri laimės, tai ta ir laimės, ne. Tai čia ir yra secrets of trading, ne, kad man realiai nelabai svarbu, į kurią pusę marketas pasisuks, nes iš realiai visų pusių galima uždirbti pinigus. Dar kalbant apie šitą variantą, ne, ta prasme, turėkit omeny irgi tokį variantą, kad gali būti kažkas panašaus ir tokį scenarijų, tarkim, mane čia padampina, mane ar nuo šito levelio gaunam entry, ar nuo šito levelio gaunam entry, ar nuo šito, nesvarbu, ne, esmė yra tame, jeigu mes pradedam dumpinti, tai šitą vietą irgi gali būti kaip value area high, gali būti kaip supportas, ne, 94 500, kaip ir minėjau, labai crowded levelis yra 96,5, tai bum, gali tiesiog laikyti kaip supportą ir tiesiog paflipinti, žodžiu. Turėkit omenyje, čia mes nei vienas to nežinom, ar tai bus ar nebus, bet aš būčiau labiau linkęs matyti žemesnės kainas, bent jau artimiausių metų. Tai, jo, nežinau, ganėtinai trumpas update'as, visai gerai. Žodžiu, tai jo, tai jeigu turėsite kokių nors klausimų, tai Discord'e hit me up, hitinkit mane up. Jo, tai Ethereum'as irgi labai nice kalas, buvo. Aišku, reikėjo biškai pavargti su entry, bet jo, ilgai vakar užsisėdėjau. Tai jo, su jumis buvo Alex Trades ir jo, su šiandienos update'u.